Jėzus įžengia į Jeruzalę ne ant žirgo, bet ant asilėlio. Jis nesirenka to, kas įspūdinga, stipru ar didinga, kad parodytų savo galią, bet pasirenka tai, kas paprasta, tylu ir ištikima. Evangelijoje pasakojama, kad tas asilėlis buvo pririštas. Jis dar niekada nebuvo nešęs naštos. Atrodytų nieko ypatinga. Bet Jėzus sako, atveskite jį, jo reikia viešpačiui. Koks švelnus ir stiprus momentas. Tai, kas buvo nepastebėta, tampa reikalinga Dievui. Ir galbūt kartais mes jaučiamės kaip tas asilėlis, tarsi pririšti prie savo silpnumų, baimių, prie praeities, tarsi nepakankami, nepasiruošę. Bet Jėzus ateina ir sako, jo paliepimu yra pasakyta, man tavęs reikia. Reikia ne todėl, kad esi tobulas, reikia todėl, kad gali nešti Jėzų. Asilėlis nesuprato visko, jis nežinojo, kad neša karalių, jis tiesiog leido, kad Jėzus ant jo užliptų ir ėjo. Gal ir mums nereikia visko suprasti, pakanka leisti Jėzui būti mūsų gyvenime, to gyvenimo, kurį turime dalimi, pakanka eiti su juo, paprastai, tyliai, ištikimai. Nes Dievas nesirenka to, kas įspūdinga, jis renkasi tai, kas ištikima. Ir būtent per tokius žmonės jis ateina į pasaulį. Svarbiausia ne tai, kad eini, bet ką neši savo gyvenime. Ar neši save, ar neši Jėzų Kristų. Pagalvok apie tai. Linkiu tau palaimintos dienos.